Labas! Šiandien jums noriu pristatyti mūsų kiemo bailiukę Salsą, kuri yra bailiukė ir labai bijo svetimo žmogaus, bet kai jau susipažįsta, tai va taip pat neatsitraukia, visą laiką yra prilipus, nori paglostukų, nori džiaugtis, nori mylėti, labai geras šuo savam žmogui. Tai su jie reikalai yra tokie. Jis atvyko iš apleisto kiemo, iš ten, kur pas mus dar kiti 3 šuniukai yra atvykę. Gyveno prie grandinės, nieko gyvenime gero nematė. Atvyko, bijojo visko. Kai susipažinom mes, užtrukom, su jie susipažinti užtruks. Per vieną kartą, per vieną sūrio gabaliuką jinai tikrai nepripras ir neparsiduos jums. Reikės laiko, reikės pasivaikščiojimų kartu, reikės daug malonių susitikimų, malonių asociacijų jai. Tai nežinau, kiek tai galėtų užtrukti, kol jinai pilnai pripras prie naujo žmogaus, bet iš esmės manau, kad iki mėnesio, iki poros savaičių galėtų būti toks plius minus periodas, kai jinai pradės jau pilnai pasitikėti. Nes žmonių baimė jai yra pagrindinė. Truputį išsigąsta garsų, man parsivedus namo, jai viskas yra nauja, jinai gali išsigąsti leidžiamo vandens, plaukų lako, visokių naujų garsų, prašau išsigąsta, bet po to mato, kad čia viskas tvarkoje, tai nėra čia dėl ko labai jau ir pergyventi. Vaikštant lauke, vaikštant, pavyzdžiui, prie jūros, miške, jinai yra labai atsipalaidavęs šuo, kai vaikšto tik tais tie žmonės, kuriuos jinai pažįsta. Jinai laksto, bėgioja, kasa duobes ir taip toliau. Bet jeigu eina bent vienas žmogus, kurio jinai nepažįsta, jau jinai eina užsispaudus, jau jinai uodegytę yra nuleidus, jau jinai nebelaksto, visą laiką atsargiai stebi tos žmonės ir jai užtrunka, kol jinai pripranta. Tai realiai mums einant, tarkim, su svetimai žmonėm pasivaikščioti, jinai tik maždaug po 40 minučių pradeda jau atsipalaiduoti, pradeda labiau judėti, daugiau lakstyti, uodegytė biškį jau pakyla, tai užtrunka to laiko. Bet mes stengiamės turėti kuo daugiau. Ir seniau jinai mums sutikus svetimus žmonės, juos aplodavo, nes pirminis jos toks yra išgąstis, jinai išsigąst. Dabar mes jau išmokom, kad loti nereikia, mes jau išmokom, kad mes, kai einam mus žmonės, mes pasitraukiam, juos praleidžiam, būnu kartu su jie arba glostau, arba maistą dalinu, arba tiesiog šnekuosi ir mes jau praeinam. Tai dabar jau ilgą laiką jinai nebuvo sulojus ant žmogaus. Karts nuo karto biški gali kokį greitai dviratį pravažiuojantį norėtų truputį aploti, bet ir tai labai minimaliai ir labai greitai suvaldomos tos reakcijos. Šiaip labai puikiai jinai atsišaukia, bet yra linkusi ir labai kažką užsiuosyti. Tai mes labai jau taip drąsiai jos nepaleidžiam atvirose erdvėse, bet šiaip labai, su jie iš esmės lengva yra būti gamtoj. Meistė jinai turi truputį daugiau baimių. Tai jeigu viskas ten yra nauja, jei yra nauja autobusai pravažiuojantis, kavinės ir taip toliau, buvom kaviniai, nekelia jinai jokių problemų, jinai tiesiog guli po stalu ramiai, bet pergyvena. Tikrai jai reikės laiko priprasti prie visokių tokių naujų dalykų ir naujų gyvenimo potyrių. Geras šuo, bet reikia suvokti, kad reikės jai laiko ties kiekvienu naujų dalykų. Ir labai svarbus dalykas, ką aš noriu paminėti su Salsa, ką gali būti sunku šeimininkams padaryti, nereikia leisti svetimiems žmonėms jos net šnekint. Nereikia leisti juo labiau ten bandyti liesti, bet nereikia jos net šnekinti, nes kai jie svetimas žmogus šnekina ir žiūri ją, jie yra tik baisiau ir tik blogiau. Priešingai mes turim parodyti, kad svetimi žmonės prie jos nelys, kad jie yra tiesiog toks neutralus dalykas pasaulyje ir mes susipažinsim, turėsim ritualus su žmonėms, su kuriais reikės susipažinti, o svetimi žmonės prie jos nelys. Ir tada jinai galės ramiau gyventi. Jeigu mes išmokysim, kad visi žmonės eina ir lenda prie jos ir spaudžia ją į kampą, šeimininkas nieko nedaro, jos lojimas grįš, jinai išmoks gintis ir greičiausiai bus bėdų. Tai jinai niekada nebus šuo, kuris šoks kiekvienam svetimam žmogui į veidą, bet jinai bus tas šuo, kuris tikrai šoks į veidą ir labai džiaugsis savo žmogum. Nes jin tiesiog tokia yra, aš turiu prisegus pavadėlį, tiesiog, kad jeigu ką spėčiau ją patraukti nuo kažkokių tai spintelių ar nuo mano šuns, jeigu norėtum prie jo eiti, bet šiaip aš to pavadėlį nelaikau, jin tiesiog yra čia visada su manim kartu. Ir labai geras šuo. Parsvedus namo, jai paklojo guolį, iš karto eina atsigulti guolį, paklojo rankšluos, eina ant to rankšluosčio atsigulti. Jinai tiesiog labai prisitaikanti, labai išgirsta. Aš prašiau jos nelipti ant tos sofos, tai keletą kartų paprašiau jos nekelt kojo ant sofos, realiai paprašiau. Tiesiog pasakiau ne ir patraukiau su pavadėliu ir jinai nebelipo. Aš valgiau maistą, jinai norėjo jau ateiti šokti ant manęs, aš vieną kartą ją patraukiau ir jinai nuėjo atsigulė ant savo jai pakloto pleduko. Su katėm gyventi gali, su kitais šunim gyventi gali, bet tik su drąsiais, nes jeigu bus kitas bailiukas, tai Salsa neprogresuos ir jie tiesiog kartu bijos. Tai reikėtų tos dalykus apgalvoti. Salsa yra nuostabus šuo, kuri turėjo blogą gyvenimo pradžią ir dabar labai nori geros antros savo gyvenimo pusės.